Ar esi kada matęs šį tiltą? Pasirodo, jis turi begalę sąsajų su tavo piniginė, apie kurias tu net nepagalvotum. Buvo paskaičiuota, kad jį statant mirs net 35 žmonės, tačiau pabaigoje jų buvo tik 11. Vidury statybų vadovai nusprendė po tiltu pastatyti apsauginį tinklą, kuris pagautų nuslydusius darbuotojus. Kad ir kaip juokingai tai gali skambėti, pasirodo, kai darbuotojai nebeturi baimės jausmo, darbai vyksta daug sklandžiau. Vyksta tiek sklandžiau, kiek gali būti, kai tu sėdi 70 metrų aukštį ant plieninių strypų ir tau pro ausis ūžia vėjas. O tai pala, Pauliau, o tai ką bendro tai turi su mūsų finansais? Įsivaizduok, tu turi genialią verslo idėją ir nežinai kada ir ar iš viso jinai atsipirks. Negana to, šalia tavęs yra tavo antra pusė, keletas vaikų, visa rizika ir atsakomybė krenta nebe tik ant tavo pečių, bet ir ant visos šeimos finansinės gerovės. Kiek laiko atidėliosi savo viziją? Tai gal pagaliau susidedam rezervus, pasistatom tą apsauginį tinklą, o jeigu nežinai nuo ko pradėti, pasek mane ir su laiku sužinosi.